dėrybos yra baigtos, dokumentai yra aptarti, rytoj renkasi kai kurių partijų tarybos, liberalcentristų, liberalų sąjūdžio, žinau, kad Tautos prisikėlimo irgi sekmadienį renkasi. Ir pirmadienį 9:30 minučių mes pasirašom visus dokumentus. Štai ir visos žinios. Partijoms formaliai pritarus, būsimas finansų ministras Algis Šemeta patvirtina, bus naikinamos visos mokesčių lengvatos išskyrus šildymo, tačiau ji taip pat liks vienam sezonui. Jei šeimos pajamos vienam nariui sieks 700 litų, didės ir neapmokestinamas pajamų dydis. Jei šeimos pajamos vienam nariui sieks 1050 litų, nebus mokami vaiko pinigai. Tiesa, juos gaus visi iki 3 metų. Smulkieji verslininkai, dirbantis pagal verslo liudijimus, mokės 20% gyventojų pajamų mokestį. Atsisakoma lengvatinio 15% gyventojų pajamų mokesčio tarifo, mokoma pagal autorinės sutartis. Gali nelikti lengvatų būstui, kompiuteriams įsigyti, studijoms apmokėti. Ir, kaip skelbta, pridėtinės vertės mokestis kyla nuo 18 iki 20%. Pelno mokestis nuo 15 taip pat iki 20, gyventojų pajamų mokestis mažėja nuo 24 iki 20. Noriu pabrėžti, kad iš tikrųjų tokie mokesčių didinimai nebuvo įtraukti nei vienos iš šitų būsimų valdančiųjų partijos rinkimų programą. Ir dabar jie siekdami išvengti tos tvirtinimo procedūros ir svarstymo skubos tvarka, stumia kartu su biudžetu ir tai bus toks tarpuvaldžio sprendimas. Nei jų, nei programinis, nei pažadinis. Žodžiu, tai yra, totali apgavystė. Šita suvienodinimo idėja yra kaip savotiškas rinkodaros triukas, bandymas parduoti visuomeniai šitą paketą mokesčių reformos, tarytum pasakant, kad dabar visi mokės daugiau mažiau panašius mokesčius. Tačiau realybėje iš tikrųjų taip nėra. Darbo pajamos apmokestinimas vis dar gerokai daugiau, jeigu turėsim omeny ir sodros mokesčius. Kapitalo pajamos apmokestinimas šiek tiek mažiau. Taigi tas suvienodinimas jis yra, rinkodaros triukas. Aš manau, kad iš tiesų tos valstybės finansų skylės, pirma, jos gali būti užkamšytos kitaip, tai yra vis dėlto radikalesnių išmokų mažinimų ir išlaidų mažinimų. Tai vienas dalykas, o antras dalykas, būtent šitie padidinimai mokesčių, manau, kad jie toli gražu neduos tokio efekto, kuris yra tikimas ir valstybės finansus gali užgriūti nauja našta. Nes vis dėlto valstybės finansai yra sveiki tik tai tol, kol yra sveikos Lietuvos įmonės ir gali sumokėti Lietuvos mokesčius. Tuo tarpu šie dalykai jie pakirs Lietuvos įmonės. Dėl lengvatų atsisakymo aš manyčiau, kad tai yra labai logiškas žingsnis ir galiausiai partijos apie ir diskutavo, ir deklaravo prieš rinkimus. Aš manyčiau, kad labai teisinga, kad šitas sprendimas yra priimamas šiandien. Tai galbūt užteka tik šito veiksmo? Manyčiau, kad iš tikrųjų taip. Jau ryte pradėjai nuo šiek tiek.